Šią savaitę pasibaigė Antrasis pasaulinis karas prieš 81 metus. Tokia istorija. Suvalkija, du berniukai, sakykime dvynukai, supasi šink ant lentos. Bet po karo vaikai mokėjo elgtis su visokiais sviediniais, sprogmenimis ir labai džiaugiasi suradę mažo kalibro artilerinį sviedinį. Įkasdavo jį galvutę žemyn, ant kapsulio padėdavo lentą su skyle, atsisėsdavo, padėdavo plaktuką, kaspalių, jos išmeta, išvėgė visi. Čia tikra istorija. O dabar anekdotas. Vienas sako, o tavo senelis nieko neužmušė kare. Sako, mano senelis sakė, aš nežinau, ar aš ką nors užmušiau. Labai galimai, nes aš buvau virėjas. O kaip žuvo tavo senelio brolis? Mano senelio brolis Suvalkija. Mano senelio brolis žuvo su granata rankoje. Kodėl? Nes jis nieko negalėdavo išmesti. Geros jums dienos. Taikos.